Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Scenarijos autorius Uspenskis, režisierius Popovas, kompozitorius Krylatovas. Filmą dubliavo aktoriai Gelžinytė, Žebertavičiūtė, Girdvainis, Žebrauskas, Saulevičius ir Jakšys. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Ne taip, dėdė Fiodorai, valgai sumuštinį. Tu negerai laikai. Reikia laikyti taip, kad dešra pirmiausia pakliūtų ant liežuvio, tuomet sumuštinis bus skanesnis. O iš kur tu žinai, kad mano vardas dėdė Fiodoras? Aš savo name visus pažįstu. Aš gyvenu ant aukšto ir viską matau. Mane vadina Katinu Matroskinu. Tai man tokia pavardė. Dabar mano aukštą remontuoja ir aš neturiu kur gyventi. Dėdė Fiodorai, ar tu tik vieną turėjai sumuštinį, kurį netaip valgiai? Namie dar turiu. Nori? Einam pas mane gyventi. Tavo mama išvys mane? Niekas neišvys. O gal tėtė užstos? Kažkodėl katė dvokė. Ne kaip kitaip, kaip čia dėdė Fiodoras bus katiną atsitempęs. Na ir kas? Vienas katinas mums netrukdys. Tu netrukdys, o man trukdys. Tu pats pagalvo, kokia nauda iš to katino. O kam būtinai reikia naudos? Kokia, pavyzdžiui, nauda iš šito paveikslo? Iš šito paveikslo labai didelė nauda. Jis sustoja 2 skylės sienoje. Na ir kas? Ir katinas duos naudos. Jis galės peles gaudyti. Pas mus nėra pelių. Mes susiveisim. Jeigu tau šito katino labai reikia, prašom rinktis arba jis, arba aš. Na. Žinoma, tave renkuosi. Aš seniai tave pažįstu, o šitą katiną pirmą kartą matau. Brangus mano tėveliai, tėtė ir mama, aš jūs labai myliu, bet ir žvėrelius labai mėgstu. Ypač visokias kates. Taip, o jūs man neleidžiate jų turėti. Todėl aš išvykstu į kaimą ir ten gyvensiu. Jūsų sūnus dėdė Fiodoras. Ir katinas. Sveiki, priimkite mane gyventi. Aš jums viską saugosiu. Dar ko? Mes patys neturime kur gyventi. Taigi po metų pas mus atbėg, įsikursime, susitvarkysime. Tu, Matroskinai, patylėk. Geras šuo dar niekam netrukdė. Mes geriau sužinosime, ar yra kaime tuščias namelis. Taip, yra. Aš jums vieną namą parodysiu, ten niekas negyvena. Šeimininkai persikėlė už upės. Ar krosnis ten yra? Užima pusę virtuvės. Na kaip, ar priimsite mane gyventi? Ar paskui atbėgti po metų? Priimsim. Trise bus linksmiau. Kuo tu vardu? Šarikas. Aš paprastas šuo, o ne veislinis. O mane dėdė Fiodoru vadina. O katiną Matroskinu. Tokia pavardė. Labai malonu.
Namas tuščias, gyvenkite, kas norite. Į sveikatą. Ačiū. O tu, berniukėno, iš kur čia pas mus kaime atsiradai? Aš niekieno, aš esu berniukas. Niekam nepriklausau. Iš miesto atvykau. Šitaip nebūna, kad vaikai būtų niekieno. Vaikai būtinai turi kieno nors būti. Kodėl nebūna? Aš, pavyzdžiui, katinas, niekieno katinas. Niekam nepriklausau. Ir aš niekam nepriklausau. O kodėl jūs taip domitės? Gal jūs kartais iš milicijos? Ne, aš ne iš milicijos. Aš iš pašto. Aš vietinis laiškanešys, Piečkinas. Todėl viską turiu žinoti, nes paštą aš išnešioju. Jūs, pavyzdžiui, ką užsiprenumeruosite? Aš užsiprenumeruosiu Murzilką. O aš ką nors apie medžioklę? Aš nieko neužsiprenumeruosiu. Taupysiu pinigus. Kodėl mes visą laiką be pieno ir be pieno? Taip ir numirti galima. Reikia nusipirkti karvę. Reikia. Tik iš kur pinigų paimti? Gal pasiskolinkime iš kaimynų? O kaip atiduosime? Grąžinti tai reikės. Grąžinsime pienų. Jeigu pienų grąžinsime, tai kam tada karvė? Vadinasi, reikia ką nors parduoti. O ką? O kas nereikalinga? Norint parduoti, kas nereikalinga, pirmiausia reikia nupirkti tą, kas nereikalinga, o mes pinigų neturime. Štai, Šarikai, tave parduosim. Kaip tai? Mane? Nieko neparduosime. Eisime lobio ieškoti. Mane! O ką reiškia lobis? Ir kaip aš anksčiau nepagalvojau apie lobį. Dabar tai mes karvę nusipirksime ir darže galėsime dirbti. Ir turguje visko nusipirkti galėsime. Ir parduotuvėje. Mėsą geriau pirkti parduotuvėje. Kodėl? Tenai daugiau kaulų. Valia! Lobis. Atiduok! Atiduok! Kam aš sakau? Atiduok! Pakliuvai? Šitas paukščias snapis pavogė mano olimpinį rublį. Jį reikia atiduoti į polikliniką. Bandymams. Negalima jo atiduoti į polikliniką. Mes jį perauklėsime ir išmokysime kalbėti. O ką jūs šioje skrinioje vežate? Mes buvome grybauti, aišku jums? Žinoma, aišku. Kasgi čia neaiškaus? Jie ir su lagaminais eitų grybautis. Tai tu kaltas viską jam leidai. Jis ir išpuiko. Jis tiesiog mėgsta žvėrelius, užtat ir išėjo su katinu. Reikia, kad namie būtų ir šunų, ir kačių, ir draugų visas būrys, ir įvairių gaudynių, slėpynių, tada vaikai niekada nebėgs iš namų. Tada tėvai ims bėgti. Todėl, kad aš ir be to labai pavargstu darbe. Aš vos gali žiūrėti televizorių. Ir apskritai tu man savo kvailišių nepasakok. Geriau sakyk, kaip mums sūnų surasti. Reikia parašyti į laikraštį skelbimą, kad dingo berniukas. Jį vadina dėdė Fiodoru. Ūgis 1,20 m. Jeigu kas pamatys, tegul mums praneša. Kam mes jį čia veltui lesinam? Tegul ir jis naudos duoda. Na, sakyk, kas ten? Kas ten? Na, sakyk, kas ten? Tu neturi ką veikti.
Geriau dainą kokią išmoky karalėraštį. Dainas aš pats moku dainuoti, tik iš jų jokios naudos. O kokia nauda iš tavo jokas ten? Štai tokia. Kokia? Ateis svetimas žmogus, kai mūsų nebus namie. Na ir kas? Pradės į duris belstis, paukščiukas paklaus, kas ten. Tas kažkas pamanys, kad namie kažkas yra ir nieko jis nevoks. Aišku tau? Kas ten? Kas ten? Valio! Prabilo! Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Ne niekas. Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Kas ten? Kas ten? Kas ten? Kas ten? Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Dingo berniukas, akys mėlynos, ūgis 1,20 m. Tėvai jo ieško. Kas suras, bus įteikta premija dviratis. Neliūdėk, dėdė Fiodorai. Ar maža tokių berniukų? Gal ir nemaža, bet ne už kiekvieną duoda dviratį. Tu jau aš jūsų berniuką išmatuosiu. Mama ir tėtė, aš gyvenu gerai, tiesiog puikiai. Aš visko turiu, oi. Mano mama ir tėtė. Gyvenu gerai. Tiesiog puikiai. Viską aš turiu savo namą, jis šiltas. Jame vienas kambarys ir virtuvė. Tik be jūsų labai liūdžiu, ypač vakarais. Sveikata mano nekokia. Letenas suka. Tai uodegos nebenulaikau. O pastarosiomis dienomis pradėjau šertis. Senas kailis baigėsi, nors namo neik. Užtat naujas kailiukas bus švarus švelnus. Taip, kad mano gaurai padidėjo. Viso gero, jūsų sūnus dėdė Šarikas. Kas jam padidėjo? Gaurai. Jis dabar net žiemą galės ant sniego miegoti. Nieko nesuprantu. Gal mes išprotėję? Gal mes patys esam gauruoti? Gal mes irgi galime ant sniego miegoti? Jeigu mes išprotėjome, tai neįsikė, abu kartu išprotėti galima tik po vieną. Tik gripu visi kartu serga. Sveiki, aš laiškanešys Pečkinas iš Rūhpėnių. Tai jūs dviratį duodate už berniuką? Tai tu kaltas, kad dėdė Fiodoras susirgo. O kodėl aš? Kodėl? Tu jį pagirdė šaltų pienų. Dar gyrėsi. Štai kokį šaltą pieną mano karvytė duoda. Ir šaldytuvo pirkti nereikia. Kas ten?
Savi? Tokiu oru savi namie sėdi, televizorių žiūri. Tik svetimi išlaistosi. Atidarysim durų. Atidarykit. Tai mano tėtė su mama atvažiavo. Matote, ką jie padarė iš jūsų sūnaus? Jos to jau pat reikia nugabenti į polikliniką bandymams. Kur aviečių uogienė? Prašom štai jiem. Oi, aš net nežinojau, kad katinai tokie protingi. Aš maniau, kad jie tik medžiuose moka kniaukti. Pamanyk, aš net nesiuvinėti moku. Mašina irgi. Tu, sūneli, kaip nori, bet mes tave į miestą pasimsime, tau reikia priežiūros. O jeigu tu nori su savim pasimti katiną ar šariką ar dar ką nors, imk. Mes neprieštarausim. Na, Matroskinai, ar važiuosi su manimi? Važiuočiau, jei būčiau vienas. O dabar ir karvė, ir ūkis, ir atsargų žiemai reikia. O tu, Šarikai? Mes pasiliksim. Tu geriau atvažiuok pas mus per atostogas. Arba į svečius sekmadieniais. Sustokit! Sustokit! Štai, prašom, jums su juo bus linksmiau. Kas ten? Tai aš, laiškanešys Tečkinas, atnešiau žurnalą Budzilką. Oi, kaip nemalonu. Mes visiškai užmiršom Pečkiną. Ir gerai, jis labai nemandagus. Atleiskite, kodėl aš buvau nemandagus? Todėl, kad neturėjau dviračių. O dabar aš būsiu mandagus, geras. Kokį nors žvėrelį auginsiu. Kad būtų linksmiau gyventi. Namo ateini, o jis tavimi džiaugiasi. Atvažiuokite pas mus į Rūgpienius. Atostogos Rūgpienių kaime. Scenarijus autorius Uspenskis, režisierius Popovas. Kompozitorius Krilatovas, dailininkai statytojai Hačatrianas ir Šeras. Operatorius Rasulovas. Filmą dubliavo aktoriai Gelžinytė, Žebertavičiūtė, Gregorauskaitė, Žebrauskas, Saulevičius, Jekšys, Girdvainis ir kiti. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Paulavičienė, redaktorė Dubauskienė, Lietuvos televizija. O aš sakau, gerk. Nuo tavo pieno jau nėra kur dėtis. Visi kibirai ir dubenys pilni pieno, antai net praustuvėje pienas. Na ir kas? Aš įsigysiu ir antrą karvę. O kaip prausimės? Va taip. Taip. Reikia nesusipurvinti. Ir apskritai, kai kas liežuvio ausies prausia. Aha, o kai kas ir telę sėda. Oi. O kad tavo karvė būtų protingesnė, vietoj pieno duotų gazuotą vandenėlį. Pepsi Cola, pavyzdžiui. Oi. Ar girą. O jei tu būtum protingesnis, tai seniai darbą dirbtumai. Ir dirbsiu. Aš toj eisiu medžioti. Oi. Ir negaila tau šaudyti žvėrelių. Gaila. O jei manyje instinktas pabunda ir traukia mane į mišką baisi jėga. Oi. Oi. O žvėrys apkitko, tam ir sutverti, kad jos medžiotų. Aš greit grįšiu, kad nors skanesnę nušausiu. Eik, pamatytų mane, dėdė Fiodoras. Bėk, bėk. Spanelė nelaimingas.
čia raidė? Kar. O šitą? Kar. Na, sukark šitą raidę. Kar. Na, o šitą kokia? Kar. Gana įgryso. Mano gyvenimas visai be prošvaiščių. Aš gyvenu kaip baudžiauninkė. O kodėlgi? O todėl turiu 4 vakarinės sukneles šilkenes. O nueiti su jumis nėra kur. Ne viskas nuspręsta. Mūdu rytoj važiuojame į kurortą. Kodėl į kurortą? Mes turime puikiausią sodybą, Rūgpienių kaime. Tu tik pagalvok. Kas ten atėjo? Niekas neatėjo. Mūsų tėvelis išprotėjo. Jis į kurortą mūsų neišleidžia. Aš irgi nenoriu į kurortą. Aš noriu į Rūgpienių kaimą. O ką aš ten veiksiu tuose jūsų rūgpiniuose? Su vakarinė suknelė malkas kaposiu ar jaučiu žavėsiu? Gana! Aš visus metus lažą ėjau. O dabar noriu pailsėti kurorte. Dėmesio. Traukinys Maskva-Sočis išvyksta iš 4 kelio. Elektrinis traukinys į Rūgpienių kaimą iš 5. Kartoju, dėmesio. Traukinys Maskva-Sočis. Klausyk, o kur mūsų vaikutis? Kur dingo dėdė Fiodoras? Mama, tu dėl manęs nesijaudink. Aš su Šariku ir Matroskinu nepražūsiu. Mes gerai gyvensime. Aš tave auginau, per naktis nemiegojo. O tu kitų traukinį išvažiuoji. Jis teisingai elgiasi. Jam kaime geriau. Jisgi neturi vakarinių suknelių. Sėsk, medžiotojau. Pavėžinsiu. Ačiū, dėdė Pečkinai. O kaip tu, medžiotojau, šaudai? Taikliai? Kaipgi kitaip? O jeigu aš kepurę mesiu, tu į ją pataikysi? Meskite savo kepurę. To iš jos nieko neliks. Vien tik skylės. Kas čia dabar darosi? Tai ne medžioklė, o tikra žvejyba. Ei, kvailiuk, mesk šautuvą. Bus lengviau plaukti. Aš mielai numesčiau, bet Matroskinas man galvą nusuks. Už šautuvą pinigai sumokėti. O mano gyvenimas neskatiko nevertas. Viskas. Įsivaizduokite, kad aš nuskendau. Kas ten? Tai aš, laiškininkas Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Nereikia mums žinutės apie berniuką. Čia jokio berniuko nėra. Jis mieste gyvena. Kas ten? Kar. Tai aš. Valio! Pagaliau mano mylimas dėdė Fiodoras atvažiavo. Dabar mūdu dvigubai daugiau karvutę šieno prišienausime. Gerai, gana apie tą šieną, kur Šarikas. Antai jis iš medžioklės grįžta. Medžiotojėlis. Ir tikriausiai laimikį tempia. Oi, lyg neturėčiau ką veikti. Tik visokius šunis iš upės traukti. O aš ir neprašiau, kad mane trauktum. Gal aš visai neskendau, gal aš po vandeniniu plaukiojimų užsiminėjau. Štai jums už mūsų Šariką.
Ak, tas mūsų Šarikas. Medžiotojėlis atsirado. Nėra iš tavęs jokios naudos, vieni nemalonumai. Tai ką su juo daryti? Pražusis be medžioklės, visai suliesės. Suliesėsiu. O gal paverskime jį tinkamu šunimi, Nupirkime jam vežimaitį ir tegu juo vežioja pieną į turgų. Daržą suorą. Ei, Šarikai, ar nenori būti tinkamu šunimi, Galiu būti ko norit, nors ir kaliausia. Vis tiek man gyvenimas nemėlas. Ne. Aš taip nusprendžiau. Aš mamai ir tėtei parašysiu laišką. Tegu atsiunčia Šarikui fotošautuvą, tai bus maloni medžioklė ir žvėrių šaudyti nereikės. Brangioji, palikim ramybėje tavo kurortą ir važiuojame į Rūgpienius. Pakentėk. Jau 2 vakarinės suknelės buvau, apsivilkusi dar 2 liko. O gal vaikeliui blogai be mūsų? Tai mums be jo blogai, o jam ten gerai. Jis turi tokį katiną, kad tu jam neprilygsi. Jis už jo kaip už akmeninės sienos. Taip, jei būčiau turėjęs tokį katiną, gal būčiau niekados ir nevedęs. Kas ten? Čia aš laiškininkas Šarikas, tai yra Šarikas. Prašau. Kelkitės, mūsų karvutė atsivedė veršiuką. Matote, kokia nauda iš mano karvytės. Draugai, priimkime jį į namus. Aha, ir mama į namus. Tik to čia ir betrūko. Tik įdomu, kieno jis? Kaip kieno? Jis mūsų. O jis ne mūsų. Kieno karvė? Valstybės. Juk mes išsinuomojome ją. Vadinasi ir veršiukas valstybė. Šarikai, prašau patylėk. Karvė valstybės. O viską, ką įduoda, pienas ir veršiukas mūsų. Dėde Fiodorai, pats pasampratauk. Jei mes išnuomojame šaldytuvą, tai kieno jis? Valstybės. Teisingai, dėde Fiodorai. O šaltis, kurį jis gamina, kieno? Šaltis mūsų. Mes jį dėl šalčio tik ir imam. Mes ėmėme 1 karvę, o dabar jau turime 2. Šarikai, pagal kvitą karvę 1. Pagal kvitą ėmėme 1 ir gražinsime 1, kad nesuklystų apskaitoje. Nesuprantu, ko jūs ginčijatės. Tu, Matroskinai, norėjai pirkti karvę visam laikui. Va ir nusipirk savo karvę su veršiuku. Aš su savo žalute ne už ką dabar nesiskirsiu. Aš ir tai buvau laimingas, o dabar būsiu dar laimingesnis, nes turiu 2 karvytės. Veršiuk, eik šian. Milasai, gulėti. Mūk. Veršiuk, paimt. Aš pas jūs su reikalu atėjau, o jūs badatės. Žiūrėkite, ką iš mano kepurės padarėte. Ne kepurė, o ventiliacija. O, kiek skylių. O kokiu reikalu atėjote? Aš jums siuntinį atnešiau, tik jums netiduosiu, nes neturite dokumentų. Dar anksti jums dokumentus turėti, o deguotiems dokumentai ir nepriklauso. Tai kodėl jūs siuntinį atnešėte? O todėl, kad taip turi būti. Jei siuntinys atėjo, reikia jį nunešti. O jei dokumentų nėra, jo atiduoti negalima. Aš dabar pas tave visą savaitę taip vaikščiosiu. Atiduok tai jau pat mūsų siuntinį. O kokius dokumentus turite? Ūsai, kojos, uodega. Štai kokie mano dokumentai. Dokumentuose visada būna antspaudas. Ar yra antspaudas ant uodegos? Nėra. O ūsus galima ir priklijuoti. Tu
turbūt man fotošautuvą atsiuntė. Taip, tikriausiai jis brangiai kainuoja. Taip. Žinot, ką aš sugalvojau? Ką? Mes surasime tokią padėžę kaip Pečkino. Na? Ir kai jis vėl ateis... O kas toliau? Tai dėžes mes sukeisime. Valiau! Žalutė, ateik, duok škojelę. Aš laiškanešys Pečkinas. Atnešiau siuntinį, tik jums jo neatiduosiu, nes neturite dokumentų. O mes to siuntinio ir patys neimsime. Kam mums tas tepalas? Koks toks tepalas? Paprasčiausias, jo batus visi valo. Tai kas jums tiek batų tepalą atsiuntė? Jūs ką, tepalo kioską atidarote? Mano dėdė atsiuntė. Jis gyvena pas tepalo fabriko sargą. Jis to tepalo per akis turi. Ir siunčia, ką sugalvoja. Tepalas čia ar ne tepalas, o siuntinio jums neatiduosiu. Manęs nemulkinkite. Kas ten? Tai tu plepi ten, o aš čia. Patylėtum. Jūsų prašyčiau mūsų paukščiuko neskriausti. Tiek to nepykite, geriau eikite arbatos gerti. Viskas ant stalo. Prašom, draugė Pečkinai. Prašom sėstis. Paduokite man tuos saldainius. Jie labai skanus. Atiduok. Tai mano saldainis. Oi, kokie tie žmonės. Oi, kokie jie godūs. Na, šarikai, dabar galėsi medžioti. Ir žvėris fotografuoti, ir nuotraukas į visokius žurnalus siuntinėti. Teisingai, siuntinėsi ten, kur daugiau mokės. Neliūdėk, dėdė Fiodorai, greitai atvažiuosim, tik viena suknelė beliko, tėtė ir mama. Koks prastas laimikis, o aš pusę dienos bėgiojau, kad nufotografuočiau. Mažai. Tu dar paskui jį pusdienį lakstysi. Kodėlgi? O kad nuotrauką atiduotumai? Valiau! Mano brangiai, mano mielieji, kaip pasitaisėte, kaip įdegėte. Sveiki. Atvykę. Sveikas, brangusis Fiodorai Ivanovičiau. Nesibučiuokite, pilietė. Pirma, viską reikia išsiaiškinti. O ką čia aiškintis? O štai ką. Pažiūrėkite, ką jie su mano kepure padarė. Nei dabar kiaura, kaip rėtis, gali net miltus įjoti. Klausykite, draugė Pečkinai. O jūs patylėkite. Tokių kaip jūs 3 kailių kepuriai reikėjo. Gerai, draugė Pečkinai. Štai jums jūsų kepurė. Tik tai prašyčiau nusiraminti. Nusiraminkite, prašau. Gerai. Mes turime lauko paštą, o dabar turėsime ir jūrų. Leiskite, aš jūs prisiminimui nufotografuosiu. Netaikykite mane tuo šautuvu. Gal mano gyvenimas tik prasideda.
į pensiją išeinu. Supratau. Ir jeigu aš gyvenčiau dar kartą, tai gyvenčiau tik Rūgpienių kaime. Žiema Rūgpienių kaime. Kas darosi? Taip. Juk sapne 20-ojo amžiaus pabaiga. Taip. O pas mus namuose viena pora veltinių dviems. Kaip prie caro žirnių. Taip. O kodėl taip yra? Jums lėšų, tai yra pinigų, trūksta. Pinigų tai mes turim. Tik proto trūksta. Aš sakiau tą medžiotojui, nusipirk veltinius, o jis ką? O ką? Ir kėdus nusipirko, jie sako gražesni. Jis tai neapgalvojęs padarė. Pas mus žiemą tokia nacionalinė kaimiška apranga. Veltiniai, vatinės kelnės, vatinės striukė ir kailinė kepurė. Pas mus žiemą net studentai su kėdais nevaikšto. Jis pabrys. Jūs pasakykite jam apie tai. Atverkite jam akis, kad geriau matytų. Negaliu. Jau 2 dienas nesišnekam. Ne 2, o 3. Tai ne bėda. Galima telegramą pasiųsti ar laišką. Tam ir paštas. Ko pasakyti negali, tai laiške parašai. Jums kokią atvirutę? Paprastą ar sveikinimo? Paprastą, kam jį lepint. Nenori jis mane lepinti, o man iš tavęs nieko ir nereikia. Aš paprastų neturiu, tik sveikinimo. Vėl išlaidos nenumatytos. Duokite tą sveikinimo. Šarikai, tas stubrys. Neteisingai. Jeigu sveikinimo atvirutė, tai iš pradžių ir reikia pasveikinti. Gerai. Šarikai, sveikinu tave. Tu stubrys. O ką toliau rašyti? Apskritai apie orą rašo. Oras pas mus geras. Nieko sau geras. Puga 2 dienas siaučia. Visą medžioklę sugadino. O jūs, draugė Šarikai, patylėkite. Kai rašysite atsakymą, tai parašysite apie savo orą. Aš jam atsakymą nerašysiu. Aš to jį į žarstyklių paleisiu, kad nesityčytų. O kam mesti, jeigu paštas yra? To jau mes jį pakuosime ir katinui perduosim. Tai jau bus banderolė. Jums atsiuntė žarsteklį banderolę. Norėjo į jūs sviesti. O iš šitą lygintuvą paleisiu. Minutėlė. O, virš kilogramo. Tai jau siuntinys. To jau mes jį pristatysime. O jeigu jūs ant jo statinę užridinsite, tai jau bus pervežimas konteinerių. Šito užsiima transagentūra. Kaip man visą tai nusibodo.
Mūsų butas primena televizijos laidą, kuri vadinasi Kas, kur, kada. Tai kodėlgi? Ar nesuprasi, kas kur mėtosi ir kada visą tai baigsis? Apskritai, nuo jūsų benzino visos mano gėlės nuvyto. Ne nuo benzino nuvyto. Gėlės paprastai vysta tuose namuose, kur labai slogi atmosfera. O pas mus per daug linksma. Jūs, dėdė Fiodorai, ping-pongą žaidžiate ir šachmatais, ir seną zaparašėti tikrą laužą nusipirkote. Nesuprantu, ko jums dar trūksta. Mūdu su Fiodoru pasitarėme ir nusprendėme, kad mums būtinai reikia iš kažkur gauti antrą kūdį. Kad pranyktų griežtumas ir pyktis. Niekada. O per naujosius metus mes norime nuvažiuoti į Rūgpienius. Jeigu jūs taip norite, tai galite važiuoti kiek norite į tos savo Rūgpienius. O aš negaliu. Aš dainuosiu naujametiniame žydrajame žiburėlyje. O tu sėsk į paskutinį elektrinį traukinį ir atvažiuok pas mus. Aš žinoma mėgstu gamtą, bet ne tiek, kad su koncertinė suknele važiuočiau elektriniu traukiniu. Tai teisybė. Rūgpieniuose dabar šalta, ten reikia apsirengti koncertinę vartinę striukę ir apsiauti koncertinius veltinius. Įdomu, kaip ten jaučiasi Šarikas su Matroskinu. Ryšių ministerija. Tiesiog Rūgpienių skyrius, kalbantis laiškas. Pirmą kartą matau. Įdomu, kas jame. Tai aš, laiškanešys Pečkinas. Atnešiau. Taškas. Šarikas su Matroskinu pradeda dalintis turtą. Taškas. Greitai krosnį padalins. Tablelis. O paskui trobelę. Taškas. Laiškanešys Pečkinas. Taškas. Oi, kaip gerai, kad atėjote. Reikia skubą telegramą perduoti Šarikvai. Prašau, užpildyti blankutę formą numeris 100. Tai jau atvažiuos dėdė Fiodoras. Skubiai apsiauk mano veltinius ir reikia mišką glūtis. 14 žodžių su pristatymu, iš jūsų 50 kapeikų. Pilietį Šarikai, jums telegrama atėjo. Rašysite atsakymą? Nerašysiu. Aš neturiu pinigų. O jūs paieškokite kišenėse. Kad aš ir kišenių neturiu, aš atsakymą jam nupiešiu. Iš čia dabar, kokia čia liaudės kūryba? Tai nacionalinė indėnų trubelė vadinasi Vigvamas. Tai susilaukėm. Mes jį, galime sakyti, šiukšlių dėžiai suradom, išprausėm, išvalėm, šitaip švariai, o jis mus Vigvamus piešė. Dėdė Fiodoras geriau vietoj tavęs vėžlį dėžutėje laikytų. Taip, o man gaila eglutės kirsti. Jeigu visiems naujiems metams eglutės kirsti, tai vietoj miško vieni kelmai styros. O kelmai miškai tik senutėms reikalingi. Kodėlgi? Todėl, bukaprotis, ant jų tik sėdėti galima. O ką paukščiai, zuikiai darys, apie juos tu nepagalvojai? Jūs mat apie zuikius galvoja, apie mus kas pagalvos? Admirolas Ivanas Fiodorovčius Kruzanštarnas? Gal galėtumėte man paaiškinti, kas toks būtų Ivanas Fiodorovčius Kruzanštarnas? Nežinau, tik laivas šitai vadinosi, kurio plaukė mano senelė. Tikriausiai jis buvo netoks kaip tu. Jis buvo geras žmogus, jeigu jo vardu pavadintas laivas. Ir jis eglučių nekirto, ne taip kaip kiti. Va, jau greit naujai metai. Jau laikrodis muša.
O man atrodo, kad ne laikrodis muša, o kažkas koja į duris daužo. Taip, prašau. Sveiki, gyvi, atspėkite, kas aš. Admirolas Ivanas Fiodoričius Krusenšternas, žmogus ir laivas. Na, jūs jau visai. Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žurnalą Murzilką. Valio! Su artėjančiais. O kur dėdė Fiodoras? Jis mašinoje liko, nes niekaip negalima privažiuoti, kelią užpūsti. Štai kas, kad yra tokie šunys vežėjai, aš girdėjau. O katinų vežėjų dėja nebūna. O laiškanešius vežėjus jūs sutikote? Nieko. Pas mus žiemą tokie keliai, toks oras, kad net akademiką vežėją sutiksi. Pats mačiau. Ei, palaukit! Palaukit, mašina iš duobės jau išpukšėjo, toliau aš pats važiuosiu. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня. Čia pas jūs kažkokie keista lentelė, lyg siūlai. Čia ne lentelė, čia voratinkliai apsiraizgę. Jų visi puodai pilni, net krosnis apžėlus. Voratinkliais todėl, kad jie nesikalba. O mes jau seniai susitaikėme. Susitaikėme, kai dėdė Fiodorą iš sniego traukėme. Todėl, kad bendras darbas, jis mus ir sutaikė. Matroskinai. Džiaugiuosi, kad viskas laimingai baigėsi. Gerų naujųjų metų jums. O jūs argi ne su mumis sutiksite? Ne, net neprašykite, kas mūsų laikais labiausiai puošia stalą. Gėlės. Kaulas. Televizorius, bet jūsiškis rodo voratinklį. Eisiu pas save. Neišeikite, televizorių mes būtinai sutaisysime. Juk šį vakarą mūsų mama rodė žiburėlyje. Žinoma, sutaisysime, kokiame yra gražia eglutė, gyva ir tikra. Papuoškime ją. Valio, papuoškime, tik mes žaisliukų neturime kuo puošti. Kaip tai neturite? O pas mus ant aukšto visokių senovinių daiktų yra. Jais ir papuošime eglutę. Prašau dėmesio, nutaisykite protingus veidus. Aš pradedu fotomedžioklę. Kas naujo Maskvoje? Nusprendėme su tėtušiu antrą kūdikį gauti. Taip, anksčiau motociklus stengdavosi gauti, o dabar vaikus. Oi, koks džiaugsmas! Televizoriuje jūsų mamuliai vienas dėdė su dideliais ūsais gėlių padovanojo. O šitam dėduliai su dideliais ūsais. Nusukčia ausis. Aš tai jums šitą dėdulę parodysiu. Štai, tas klastingas tipas su gudriomis akim. Tai visai ne tipas, tai mamos saviveiklos vadovas. Oi, to jau mūsų mama dainuos. Tik tai viskas veltui. Jūsų televizorius be garso.
Oi, kaip gaila, kad mes mamos negirdėsime. Ji šiam renginiui pusę metų ruošiasi. Nieko sau. Jūsų mama tai ten, tai čia rodo. Tai laikai atėjo, tai technikos stebuklai. Technika čia nepadėta. Aš pati slidėmis atvažiavau. O koncertas įrašytas į video juostą. Sakiau, kad negaliu gyventi be mūsų рукпеню. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня. Кабы, 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 не петляла бы лыжня. Кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз. Кабы, 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 лед на речке бы не замерз. Кабы, кабы, кабы.